Na ką, labas rytas. Bėgu greitai iki parduotuvės, nes reikia nusipirkti pakraunamą batareiką. Turėjom dvi, vieną sugedus, vieną turiu palikti namuose, nes meilė vežasi į darbą. Tai greitai nubėgu, nusiperku kitą ir šiaušiu namo. Na va, gavau batarkę. Čia labai greitai susisukau. Tik įbėgau, išbėgau ir viskas. Labai prastai miegojau šiandien. Tai atsikėliau, skauda galvą iškart. Ir tokia, taip galva tokia sunki. Tai reikia dar išgerti kokios arbatos jaučiu. Ir neužilgo teks judėti į oro uostą. Dar mamukas parašė, kad labai šalta Lietuvoj. Tai pasižiūrėjau temperatūrą Kupiškyje dabar -1. Tikrai nešilta. Žodžiu, bėda po vieną nevaikštom. Kaip supratau, nusprogo mano laptopas. Taip, jisai ganėtinai senukas toks. Mano MacBook'ui jau kokie 7 metai. Ir žinojau, kad anksčiau vėliau taip atsitiks. Tai vat atsitiko kaip ir vakar, nes bandžiau vakare įkelti vlogmas 3 dienos ir paaiškinti, kas atsitiko. Visą tai sukelsiu, ko gero, kai jau pavyks sukelti visą šitą informaciją. Tai bandžiau aš įkelti 3 dienos vlogmas vakar vakare. Ir kompiuteris tiesiog išsijungė, tai aš galvojau, kad išsikrovė, įjungiau laidą, laidas neveikia, tai galvojau, gal laidas kažkur sutrūkęs yra. Bet kadangi turėjau atsarginę, naują visiškai, ir jis taip pat neveikia. Kompiuteris tik mirksi ir rodo, kad reikia jį pakrauti ir įjungti jokiais būdais jo neišeina. Tai galvojau, galbūt paliksiu su tuo laidu ir jis kažkiek pasikraus ir pats įsijungs automatiškai, bet dabar jau čia kelios valandos praėjo, bandžiau ir nepavyko, tai dabar jau tiesiog nebeturiu laiko, keliauju į oro uostą ir visus šitus reikalus paliksiu jau grįžus iš Lietuvos. Tai visą, ką nufilmavau, aš vis tiek įkelsiu anksčiau ir vėliau. Manau, kad tai bus gruodžio vidurys, kada sugrįšiu su vlogmais. Ir pamatysit tiek tą 3 vlogmas, tiek viskas, kas atsitiko per šias dienas. O dabar tiesiog keliausiu Lietuvą, pabūsiu su šeima, susitvarkysim su laidotuvėm, su atsisveikinimu ir kažkaip nusiraminsim. O tada sugrįšiu ir nežinau, ką reikės daryti, ar ieškoti, pirkti naują kompiuterį, ar nežinau, nes taisymas tikrai gausis ganėtinai brangiai, o ar apsimoka, nemanau. Tai va, naujienos tokios. O dabar keliauju, jau apsirengsiu ir šiaušiu. Prisitraukti arčiausiai esančią kaukę, taip suaktyvinsite deguonies srautą.
Labas labuliukas. Na ką, sugrįžau. Jeigu jau matote šį video ir vieną prieš tai, vadinasi, nusipirkau kompiuterį ir viskas veikia ir pagaliau galiu kelti video. Taip, grįžau antradienį vakare, trečiadienį anksti ryte jau keliavau į darbą, tai pradirbau visas šias dienas, šiandien beje yra penktadienis. Kada filmuoju, gausit šitą visą video daug vėliau, nes kol kas šiuo metu vis dar neturiu naujo kompiuterio, bet važiuoju rytoj į Eindhoveną ir reikės pasižiūrėti, ką gero turi, koks geriausias variantas būtų ir be viso to, jeigu aš jį gausiu, reikia dar ir pasijungti viską, pasidaryti, susirasti visas programas, kuriomis naudojau editinti video. Tai nežinau, kaip užsivėlins viskas ir kada jau jūs šį video išvysite. Dar prieš šį įmesiu vieną, kurį filmavau gruodžio 3 dieną, nes norėjau paaiškinti, dėl ko dingsiu iš ekrano kuriam laikui. Tai jį turbūt matėte vakar. Žodžiu, bandžiau sugrįžti į rutiną, į savas vėžes. Sekėsi ganėtinai sunkiai šią savaitę. Nežinau, kažkaip jaučiuosi dar tokia keista. Mintis kažkur. Jaučiuosi labai pavargusi, bet per šį savaitgalį labai turiu daug ką pasidaryti, tai nežinau, kaip pavyks pailsėti. Bandau išlikti pozityvi, nes po savaitės prasideda atostogos darbe visiems, tai atostogausim nuo gruodžio 20. Net pasižiūrėjau į kalendorių, nuo gruodžio 20 iki sausio 2 dienos. Tai va, per tą laiką ir pailsėsiu ir atsigausiu, tikiuosi. Žinot, kaip būna, laidotuvės tikrai nėra smagus dalykas, labai daug tokių slogių emocijų, liūdnų, tuo pačiu gražių atsiminimų, bet vis tiek daug ašarų, daug skausmo, sunkus dalykas. Tai su laiku susitaikysim, viskas bus gerai. O dabar bandau sugrįžti į savo video. Labai gaila, kad šiais metais nepavyko ištesėti pažadų ir padaryti pilno kalėdinio vlogmas. Bet nieko tokio. Kitais metais tikrai bus geriau. Šiais metais išėjo kaip išėjo. Manau, šeima vis tiek yra aukščiau visko. Prie viso to dar tas ir kompiuteris sugedo. Grynai būtent tą dieną. Tai, žodžiu, man buvo nelemta šiais metais daryti vlogmas, kad ir kaip norėjau, kad ir kaip jūs norėjote. Nieko nepadarysim. Šie metai ir tai buvo labai sudėtingi ir keisti ganėtinai. Su daug netekčių, praradimų ir liūdnų dalykų, tai aš kažkaip viliuosi, labai viliuosi, jog 2025 bus daug geresni. O dabar žinot, ką noriu padaryti, ogi atidaryti advento kalendorių ir tikrai ne vieną dieną, nes šiandieną yra gruodžio 13 diena, o paskutinį langelį atidariau gruodžio 3. Tai turiu atidaryti 10 langelių iš advento kalendoriaus. Tai padarom šį dalykėlį. Dar prie to pačio pasidariau svarainių arbatos, kad būtų jaukiau. Per tą laiką net ir spėjo apdulkėti mano advento kalendorius. Aš ko gero pirmiausia išsitrauksiu visas dėžutes, bus paprasčiau ir greičiau. Vau, čia tiek dėžučių, kad kažkaip net nepagalvojau, kad tiek daug jų bus. Gerai, viskas atidarom. Pradedu nuo 4 dienos, nes jaučiu, kad iš eilės pagal visas dienas, kurias praleidau. Nagi, kažkas blizgaus matau. Beje, atsiprašau už garsus, nes uždėjau drabužius skalbtis. Čianai bus Electric Effect. Elektrinis efektas ir čia yra blizgučiai nagams. Štai tokie. Matot, kaip žiba? Blizgaliukai.
Šiaip neturiu jokių blizgučių nagams, tai kodėlgi ne. Kaip sutrupinti, kad būtų, tai efektas toks. Labai gerai. Kažkas, ko neturiu ir ką reikės išbandyti. Diena numeris 5. Kažkas barška. Kas čia barška? Kas čia barška? O, kokie fainus. Čia irgi blizgučiai, tik žinot, tokie klijuojamos akutės. Dėl to ir barška. Matot? Ir įvairių spalvų. Ta prasme, pati akutė tokia įvairia spalvė, kaip vaivorykštė. Ir formelės skirtingos, vienos didesnės, kitos mažesnės. Einame toliau prie dienos numeris 6. Užrašyta žodžiu. Spalva gal? Pasižiūrėkime. Spalva, bet čia bus blizgi spalva kaip blizgutis. Holiday glitter. Būtinai turiu prasukti, pasižiūrėti. O, toks truputėlį kaip ir rožinės, violetinės spalvos tas blizgutis. Visai neblogas. Toliau. Diena numeris 7. Kas čia? Ai, čia tokie kaip folijos gabaliukai, kai uždedi ant nago gėlio ir man atrodo, kad tu jį turi, kaip čia jis taip, koks ilgas, ai, čia suskarpyt gabaliukais, turėtų taip netaisyklingai ant nago gabaliukais susiklijuoti. Nors iš tikrųjų nesu tikra, nes šiaip jis toks tvirtas, o aš galvoju, jeigu klijuoti tokiom netaisyklingom formom, kaip tiesiog prilimpa ir nuplyšta, tai man atrodo, jis turėtų būti toks silpnesnis, nes va dabar bandau patraukti, tai neplyšta. Nežinau, reikės pasižiūrėti, kas čia tiksliai per daiktas ir kaip su juo elgtis. Tikrai kažkaip atrodo, su nagais esu dirbusi ir esu išsilaikiusi kursus labai senai, kokiais 2008 metais. Ir tikrai turėjau mergaičių, ne vieną ir ne dvi, su kuriam dirbau, bet net ir per mokymus tokių dalykų dar nebuvo. Tai, o gal buvo, tačiau į mūsų mokymus nebuvo įtraukta. Tai nesu tikra, dėl to nebijokite, kažkaip apsišviesiu. Gerai, diena numeris 8. Kažkas tikrai sunkesnio. Vieno žingsnio spalva. Nu taip va, irgi raudona. Man atrodo, pirmoje ir antroje dienoje esu gavusi. Antroji, man atrodo, raudona spalva. Tiesiog raudona spalva, nežinau kodėl, sako, jog vieno žingsnio raudona, tai aš galvočiau, kad užtenka tik vieno užtepimo, kad jinai būtų sodri, o man jį atrodo tokia ganėtinai skista. Diena numeris 9. Na. Dar blizgučių. Ai ne, make-upas. Geliniai blizgučiai veidui ir kūnui. O, kas čia per naujovę? Geliniai blizgučiai veidui ir kūnui. Vau, kažkas naujo. Čia kaip želė. Va, tokios spalvos. Oranžiškai geltona. Iš tikrųjų, visai įdomu. Įdomu, kaip laikys ant kūno ir ar nenutrupės. Na ką, tai vadinasi iš kosmetikos. Iš šito kalendorius jau turiu 2 dalykus. Tai lūpų blizgis, kurį atidariau gruodžio 3 dieną ir jį labai naudojau būdama Lietuvoje, nes man labai patiko ta spalva. Ir dabar šis kūno ir veido blizgaliukas. Diena numeris 10. Taip, tai yra spalva. Tokia gal pieno baltumo, bet truputėlį rožinės yra. Na, šitos spalvos man patinka, ypač vasarą aš naudoju tokias šviesias spalvas. Tai šitą tikrai susinaudos. Spalvų reikia kuo daugiau. Labai gerai. Diena numeris 11. Irgi bus spalva kažkokia įdomi, bet matot, koks skirtumas yra. Yra dideli buteliukai ir yra maži. Ai, čia nespalva, čia yra Top Glow. Tai čia bus viršutinis sluoksnis nago. Oho, kaip blizgu.
Toks, žinot, kai keičiasi spalva. Tai čia yra tokių spalvų iš raudonos į rožinę ir dar šiek tiek oranžinės. Šiek tiek toks įdomesnis variantas. Nice. Gerai. Diena numeris 12. Žiūrim, ką turim. Taipogi mažas buteliukas. Yra tikrai spalva. Tokia ruda maišyta su violetinė gal. Taip galėčiau apibūdinti šią spalvą. Rudumo ir violetinės spalvos derinys. Bet tamsi ir ko gero jums nelabai matosi. Nes yra apšvietimas ne kažką. Bet tikrai faina spalva. Patinka šito labai. Ir dabar atidarysime dieną numeris 13. Kad kažkas labai lengvo. O dieve, kokie gražūs. Žinot, kas čia yra? Čia yra blizgučiai nagams. Bet labai gražus, nes su forma. O forma yra snaigių, auksinės spalvos snaigių. Tikiuosi matosi, bet tokios gražios snaigytės, auksinės spalvos. Labai faini. Daug gražių dalykėlių šį kartą. Va taip gal labiau fokusuoja ir labiau matosi. Va tokie blizgučiai priklijuojami. Tada va. Kaip gražiai atrodo tos snaigytės. O dabar galvoju, reikės truputėlį gal apsitvarkyti namučius, kad rytoj būtų mažiau tvarkymosi. Ir pasižiūrėti internete kompiuterius. Nes važiuosiu į parduotuvę Media Markt ir noriu pasižiūrėti internete, ką gero turi. Paskui nuvykus į fizinę parduotuvę gal bus lengviau ir greičiau išsirinkti. Mano dabar tas senasis kompiuteris, laptopas yra MacBookas ir aš nežinau, ar aš noriu grįžti būtent prie tokio kompiuterio, ar pasimti kažkokį šiek tiek kitokį. Pasimetusi esu, nes nežinau, ką norėčiau ir kaip geriau būtų. Ir išsirinksiu gal kažką. Ir dar šiandien reikėtų nueiti anksčiau miegoti, nes noriu pailsėti. Noriu išmiegoti truputėlį daugiau valandų, negu miegojau per visas praeitas naktis. Ir tada gal savaitgalis bus šiek tiek produktyvesnis ir su daugiau energijos.